Nu, sveiki gyvi visi. Pradedu žygiuoti. Atvažiavau pasižiūrėti vandenukas kaip teka. Tai šitam video bus daug čiurlenimo, daug vandens. Tai silpnų nervų žiūrovom nepatarčiau žiūrėti. Žodžiu, važiavau iki čia 4 valandas, kaip visada, nu, tradiciškai. Ir visą kelią pralijo. Tai tokia nuotaika, niurėjau, įsijungiau podcastą, tai važiuoju tiesiog, daug mašinų, eismas, belė koks fūrų, nu, tiesiog čilinau savo. Ir pusvalandžių jau iki šito taško, žiūriu, debesis biškis klaidosi, žiūriu tolumoje net saulė lenda, iškart nuo tai kėlė kyla, jau toks, oi, nežinau dabar, belė kaip gerai. Čia bus kriokliai, keli kriokliai. Ir aš čia buvau jau vasarą, bet tada, kai buvau, biški buvo jie pradžiūvę, nes vis tiek nedaug ten lyjo ir šiaip šilta, gan vasara buvo labai. Ir va įdomu bus palyginti dabar, nes mes kai vasarą buvom ten per tos krioklius vaikščiom, nes ten vos ją tekėjo. Nu, buvo vietomis ten įspūdingai, bet dabar, manau, turėtų būti dar geriau, nes buvo ir pašalę, ir pasnygę, ir dabar tik šiltesnė va diena. Tai jau iš čia girdžiu iš tikro, kaip ten teka viskas, tai įdomu, kas bus, kai nueisiu biški žemiau, net nebesišnekėsim turbūt. Va, gamtelė. Taip atrodo ruduo, žiema, nežinau, kas čia per sezonas, pliurzas visur. Eilinį kartą prisidėjau ten sumuštiniu, 15 kokią. Sumečiau visus ir vis tiek, kai dedu jos į kuprinę, gaunasi, kad jo šonu dedu, nes, nu, taip netilps dėžė. Tai dedu jo šonu, tai aš įsivaizduoju, dabar visus reikės per naują surinkinėti, tiesiog, kai norėsiu pavalgyti. Ir kuo mažiau jų liks, tuo didesnė betvarkė ten bus, nes dabar maždaug dar palaiko vienas kitą ten jie, bet paskiau košę makalošę. O, žiūrėkit, dėl šito atvariau čia. Tiek laiko važiavau. O čia praeina pro tą kelią ir išeina, pažiūrėkit, kokią srovę. Ai, belė kazą, su kokiu vaizdu. Ką, galim suktis atgal. Čia voverytė, ai, į krūmus kaidėjo. Čia belė kaip, nežinau, man jau atsipirko visą kelionę per 2 minutės. O, gamta kokia. Super, ne? Tiesiog nuogi medžiai ir ten vandenuks bėga. Oi. Srovė tai didelė, tikrai eina savo, kad nenuneštų manęs ten. Nes mėgstu biškį pažaist su likimu. Pažiūrėsim, kas bus. Matot? Matot? Fainuolė kokia. Čia labai daug voveryčių iš tikrųjų. Pabandysiu daugiau parodyti, kai užmatysiu. Pažiūrėsim, gal dar kokį gyvūnėlių rasim. Reik darytis dabar labiau ir tyliau šnekėti. Ui, ką tu čia išgazdinau? Jinai į krūmus, į šaką įlindus buvo, galvoja, susiliejo su krūmais. Nematoma, atsisuko į mane, kaip bėgo. Nespėjau nufilmuoti. Oi, ką aš čia darau, atvariau su drumstramybė visiems. Ten avytės tolumoje. Čia irgi va, čilina po medžiu. Šieną valgo. Paukščiukai čiulba, nu, tobulas rytas. Eina savo. Supratot? Viskas aišku. Pats nesupratau. Čiur nepasiklydau. kad nepabėgtų avytės.
Oi, kokia srovė gera. Eina savo. Aš kai mažas vaikas, aš sakau dabar. Pažiūrėkit. Einu čia biškį pažiūrėsiu, bet toliau eisiu tenai biškį. Aplinkui. Ratuką darysiu. Čia grįžinėsiu jaučiu. Ei, pažiūrėkit. Kai gerai varo. Manau, tikrai galingi kriokliai bus. Nes čia, aš atsimenu, net šitą vietą buvo pradžiūvus, čia galėjai nulipti žemyn ir pačilint. Dabar net kojas neįkiši, nuplauks tave tiesiog. Nuplauks tave? Tebūnie. Voratinkliai. Kai visada. Mano problema su ūgiu. Praskabau voratinklius ten, kur nieks dar nepasiekė. Su galva. Taip, tylu, ramu. Ne vienas žmogaus dar nesutikau. Tik parkinge po manęs atvažiavo dėdukų pora. Ir kelios mašinos da buvo, jaučiu darbininkų ir kokias 2 mašinas irgi išėjo pasivaikščioti. Bet jo, tie senukai tikrai mašinai dasivys. Aš skrendu, jau biškių padusau net. Taip noriu veiksmą, bet nieko. Man gerai ir pasivaikščioti. Savo tempo einu. Chill. Tikš. Dabatai neplauti po nuo žygio. Nu ką čia, apsiimt. Vis tiek pliurzose dalyvauju šiandien. Čia po kiekvieno tokio mini žygio aplausi dabar. Išeini tokį va žygį, pro balas prašokinėjai, seną purvą nusiplauni, naują užsidedi. Viskas, refreshus, kaip sakoma. Čia kažkokia kryžkelė atėjau. Pažiūrėsim, ką rašo. Keli ženklai išdėstyti. Čia kažkoks kitas parkingas. O taip vadinas. Čia kur aš esu, man atrodo, jo. Taip, tas parkingas. O šitas kelias vedavo link to parkingo. Tai nežinau, galima bet kurį pasimti. Pasižiūrėti atstumus, kaip maždaug tenais kelias iki čia. Ir va, dabar stendas pats pirmas, kad mes esam čia. Tipo, šitas, kaip suprantu, nes visur buvo ant šito stendo, kur balta dėmė, tai tipo mes čia esam. Išrauta, gal nežinau, pasisavino kažkas. Tai žodžiu, dabar čia priėjau, va tą visą raudoną, man atrodo, atėjau. Ir, ne, aš atėjau tą rūžavą. Tai nuo to raudono parkingo biški toliau. Bet, jei norit pasivaikščiot, why not? Tai reiškia, atėjau čia pro šitą rūžavą, aš dabar čia šitam taške. Ir prasideda dabar šitas apskritimas. Kilpą tokią darysim. Ir čia rašo maždaug kiek trunka. Va. Moderate. 4 valandas, jei neskubat, jei norit pasifotkinti, jei dar kažką. Gal kai kuriam ir ilgiau. Ir va čia visi kriokliai. Nu, bet nerodysiu. Jau pamatėt pakankamai. Susispalvinsi dabar viską. Tai va, šitas ženklas veda prie pirmo krioklio. Livbig pėdėr sugvd. Va taip. Supratot? Jūs girdėt? Aš da kokią gerų 20 metrų nuo jo. Kai jis ten pursluoja, eina savo. Net nereik matyti, jau girdžiu, kas ten vyksta. Nebesuik. Slidu, šlapia. Atsargiai. Nebesuik. Eik, tu savo palaukit, čia. Apžvalgos aikštelė. Ai, kai duoda baisiai.
sustok. Eik tu savo, ten į apačią net nebenulipsi. Eina savo, kai daužo, iki čia netgi bangos duoda. Žiūrėkit. Negaliu patikėti. Žiūrėkit, rašo, kad uždarytas kelias. Bet kam tada tokius ženklus dedat? Specialiai dabar eisiu. Nu tai rašė apsisukti atgal grįžti pagrindinį tą kelią. Nu ne, jau be šansų. Va, tokiais veikia. Čia į tą patį krioklį viskas sueina, kur tenai teka. Čia tik atsargiai, nepaslysti. Oi, oi. Geras tas takelis, va, tiesiog šlaito eini. Gal kai kuriam ir baisu būtų, bet gerų oro čia tikrai geros sąlygos, manau. Nebent toliau bus baisiau. Eik tu savo. Biški batukus pasiplausim. Kažkaip per daug užtikrintai, man atrodo, aš čia, nes man atrodo, batai mano peršlampo. Bet esmė tame, kad nusipirkau kojines neperšlampamas. Tai va, šito žygio esmė bus išbandyti jas, ar tikrai neperšlampamos. Gal net įmirksiu visą koją tiesiog su kojine į upelį. Pasižiūrėsim, ar tikrai veikia. Nes bendradarbis rekomendavo, sako, nu batus būna vis tiek peršlampu, sako, bet kojinė visada sausa išlieka. Sako, oho, reikės pabandyti ir jinai šilta, su vilna dar viduj. Kelis sluoksnius turi. O geras. Čia jau rašo tikrai apsisukti. Nu gerai. Ai, čia net rašo, kad kelio daugiau nėra. Toliau, man atrodo, jisai baigėsi. Gal nedadarytas. Darė ir... Ai, neapsikrauna. Turim, ką turim. Gana čia tų nuotykių. Žiūrėkit. Nu ką, tik batus nusiploviau. Nu ar tu baigsi? Yra apėjimas. Pačeitinam biškį. Ilgiau. Reiškias, pabūsiu gamto ilgiau. Logiška. Reik didinti atstumą kaip tik, negu trumpint. Ten jaučiu ir batus palikčiau. Bet niek, prasipurtai, varai toliau. Kaip šilta, iš tikrųjų noriu viską nusirengti, eiti su maike tik tai. Nežinau, gal reiks sulėtinti žingsnį, atsipalaiduot, su muštekais, išaut. Bet tu čia išdygai ne vietai. Šitas kiek jėgų reikalavo. Palaukit, pailsėsim. O, kai karšta, iš tikrųjų sušilau labai. Dabar jau tikrai prisėsiu. Da, jau nuo paskutinio karto kokias 10 minučių. Dabar šlapias tas oliukas, bet... A, jūs juokaujat. Pažiūrėkit kokią vietą užtat. Klubai, vakarėliai. Nejuokaukit, va. Randam soliuką. Įsitrauki, va, su muštinuku, subirėjusi. Atsidarai, pavalgai, paukščiukai čiulba, vandenukas teka, visiška ramybė. Wow.
Žiūrėkit, visai gerai įsilaikė. O čia šitą paskutinį uždėjau tiesiog, kad prilaikytų, ant prilaikymo. Zapaskė. Davai su suriuku reikia šauti. Donytas kainą nusipirkau. Kad žinai, nes vis tiek specialiai proga va. Oi, sumaištinukas. O, visas muzuotas jau spėju. Belekas. Nu va, pasistiprinam. Man atrodo, du net sukimšau. Žiūrėk, uždedam atgal zapaskę. Gal prilaikys kažkiek. Kol kas pasitarnavo. Gerai. Judam. Pažiūrėkit, nu. Ar gali būti geriau šiandien? Kai visur kitur lyja, visur kitur vėjas didelis. Pažiūrėkit, ką radau. Man atrodo, aš eidamas vieną krioklį praleidau kažkaip tais. Gal per greit įsibėgėjau, nepastebėjau. Bet kai grįžinėsiu vis tiek labiau susikaupsiu. Niekur neskubu, bet kokiu atveju galėsiu išnagrinėti kiekvieną takelį, kiekvieną šalutinį takelį. Tai jei ką įdomaus rasiu, aptiksiu, duosiu žinot. Ir ar verta tenais. Kol kas, čia grinai tas pats, ta pati upė, bet dabar aš taip aukštai ant jos. Net nesimato ten apačioj. Aš sakyčiau, kokią 50 metrų virš vandens dabar esu. Nes ten kažkur už medžių, ten už to miško. Girdisi tik tais, kad bėga labai stipriai. Dabar pakilau biškutį. Tas krioklys dar labiau nukrito. Ir man atrodo, tą kritimą antrą praleidau, bet nieko, grįšim. Bet tai pažiūrėkit. Orelis. Gerai žiemą, tipo, negražu, ne žalia, bet man tai pasaka. Man tai pasaka, jaučiu čia bet kokį, nu, aš iš tikrą pagalvojau, bet kokiu sezonu čia gerai atvažiuoti. Vasara, fainai, žalia, žydi viskas. Rudenį irgi lapai krenta, dabar irgi savotiško grožio turi. Man visada jaučiu fainai čia atvaryt būtų. Galbūt tai nežinau, man čia per šiandien sezonai atrodo susimaišė. Dabar aš kai vasarą jaučiuos. Saulė išlindo, nuo tai kėlė iki maks pakilus. Nežinau, kas vyksta net. Oi. Geras. Žmonės šiandien dirba. Dar tai penktadienis. Dar link kalėdų plūšo visi dirba, ruošiasi. Dovanas pakoja. O aš bėgu nuo visko. Aš kažkaip pasiklydęs dabar jaučiuosi. Nes einu tiesiog kalno šonu. Ne tai, kad leisčiau žemyn. O, pro voratinklius, po krūmus. Nes čia, pažiūrėkit, kaip statu. Nu, nelabai nusileisiu. Nežinau, gal bandysiu grįžti tą kelią kažkaip, kur buvau prieš tai. Bet dabar rasksiu tą kelią. Aha. Čia šitų tai tikrai nelipsimės. Iškart čiuošiu. Čia tokia va čiuožykla. Ui! Iškart mes skardžiu. O, lipam. Tarp. Tas medis, kai ledas grinai būtų. Grinai taip leidžiuosi po biškį. Ir slystelėjau biškį ir kad tai balansą išlaikyti, taip biškį užsimojau ranką kairę. Ir čiuk, žiūriu, kažkas įsmėgė, žiūriu spyglys piršte ir ant spyglio voras. Du viename prigavau. Nu, dar taip nebuvo. Eikit, primeskit. Nusukau ten, kur tvora buvo, kur nesąmoningas kelias. O čia tiesiog paprastas takelis su laiptukais, gražus nusileidimas. Aš einu pro tas džiunglės, va, grįžau iš ten kažkur pro tešlynus. Nu, bet ar man rinktis paprastą takelį? Nu, jūs man pasakykit. Tikrai ne mano stichijai. Kažkaip jaučiu, kad pas mane batose upelis jau. Bet kojinės vis dar laiko. Tai dar kol kas čiki-piki.
Bet dar net pusę žygio nepraeita, tai ką mes čia kalbam. Čia ištestuosim šiandien iki maksimumo. Va. Liptukai paprastai. Čia neslysta, nes va dar tokia danga padaryta specialiai. Bet tai kaip fainai, taip pasistengta, nu jūs pažiūrėkit. Čia, nu, ar gali būti lengviau? Nu, ta prasme, tešlynas va ir podiumas tiesiog nutiestas kaip karaliui. Nu, šakės. O žmonės čia geradariai. Kad visiems būtų fainai, smagu, kad ateitų, pažiūrėtų. Negaili šitų vaizdų. Kviečia visus. Geras. O ir tenais yra. O. Ne, šitie batai tikrai slydimui neatsparus. Jei jau slysiu, tai slysiu. Tas pats, kas kėda jaučiu. Tai gal reiktų žiemos sąlygom jau ieškot sugibimo. Ne, tai aišku, jei per sniegą eisiu, tai jau reikia kabių ieškot, kačių ten tų. Jam batų. Kas žermojo dydžio bus, pažiūrėkit kokią koją. Tai nebesvaikit. Vos batus radau. Kur dar tie dar didesni turi būt, kad užsidėti. O, tai fainai. Takelis labai gražus. Natūraliai, žinai, taip susiformavęs. Sumėtytas dievulis, taip čiok. Sudėlioja. Bet kur aš čia einu, man atrodo, nuo Kriokio tolėjų kažkaip. Bet nieko, gal zigzagą čia specialiai išdurkę padarė. Tu galvoji, eini atgal. Pažiūrėk, kas bus už kampo. O, žiūrėkit. 29 kilometras jau. Daugiau nei pusę maratono nubėgta. Eina savo, jūs neįsivaizduojat. Va tokiais dar. Bet taip, pažiūrėkit, kaip saulė gražiai apšviečia viską dabar. Oi. Šakės. O, čia biškiau status laiptai. Įsivaizduokit. O, va tokį žingsnį reik dėt. Čia jau vaikų virš galvos vos nekoja dėt. Ypač šunį, įsivaizduokit. Sakytų, užšok. Užšok. Nu, einam. Eina savo. O, net man yra kas veiktų. Gerai, keliemus reiks sulenkti. Tai einu žemyn su savo lastais ilgais. O, kokia čia bala. O tai kur tiltelis? Čia tai jau nenutėse. Nu, aš nežinau, išpuikino dabar. O čia tiesiog bala. Yra kaip nori jau, tipo. Nu tai... Ot, iki čia nesugebėjo paties tiltelę. Va, pažiūrėkit. Nu kaip taip galima būt? Paliksiu jau atsiliepimą, nežinau. Reiks tvarkyti šitą problemą. Klampynas kažkoks tiesiog. Gerai. Kažkas čia teka. Einam, pažiūrėsim. Kai grįžinėsiu, jaučiu eisiu pro čia. Bet dabar pažiūrėkit, kur aš esu. Kažkaip pradžiūvė tenai.
Neturiu žodžio, apšalęs. Kojas tiesiog teko. Belekas. Senim nebesvaik. Tu nebesvaik. Ai. Ar tu juokauji, nesupranti? Eik sau. Iš kur tiek vandens, jūs man pasakykit, iš kur? Čia... Wow, aš apšalęs, nu, aš nežinau ką pasakyti. Gerai, jūs man dabar pasakykit, matot dabar, žiūrit šitą video, matot tokius vaizdus. Ir kaip jums nekyla rankas dabar paimt, suplanuoti dabar šitą kelionę, kad čia, va, nuvarysim. Netoli yra. Visgi verta, kad ir porai valandų atvažiuoti. Bet tai belekas, nu. Jei ieškot gamtos, kur pabūt, kur nueit, pažygiuot, pasigrožėt. Va, radau jum tašką. Nereik patirties nieko. Ateini, pasivaikštai, pasigroži. Čia taip paeinu kaip paprastas žmogelis ir prieini šitą. Tai kas šiandien pietums? Turbūt sumedžiosim kokią avieną, elnieną. Kur mano vyno taurė? Kur? Ir tada grįžti į normalų gyvenimą. O, paprastas vergolis miškuose. Klaida. Dabar iš ten, kur grįžau nuo krioklio, visą laiką pakilau į kalną vėl. Va, visas šlapis. Aprasuojas. Bet ten toliau reikėjo paeiti ir kitas būtų krioklys buvęs. Aš nežinojau, va dabar stendą pamačiau. Pamiršau visai. Nieko, ką, grįšim vėl. Ekstra mylių dasidės. Daugiau nei maratoną bėgsim, viskas okei. Dabar einam link paskutinio. Tai ten 2 tie apačioj buvo, bet aš iki 2 nedaėjau. Mačiau, žmonės ateina iš kažkur, galvoju, kas ten, žinai, bet kažkaip apsisukau. Ne, tas apžavėjo iš tikro ir viską pamiršau apie viską, ką galvojau. Ką norėjau, ką šiandien, kokią iš vis dieną šiandien. Tuo momentu tiesiog apšalau. Tai žodžiu, einam dabar link paskutinio. Ką aš dabar priėjau, jūs nežinau, ar norit pamatyti. Baisu tiesiog. Be žodžių. Žiūrėkit, sugalvojau iššūkį savo. Surinku 100 prenumeratorių ir įsimaudau čia. Ta prasme, nesvarbu, koks sezonas, vasarą, žiemą, pavasarį. Atvarau čia kitą dieną ir įsimaudau. Po šito krioklio nueinu tiesiog. Jūs
patikėjot, kad aš eisiu maudytis? Nejuokaukit, ar man su galva negerai? Nereik man net 100 subscriberių, pažiūrėkit. Aš pasiruošęs. Pasidedam rankšluostuką ir važiuojam. Nėra labai patogu eiti per tokius akmenis. Vanduo ledinis. Žiauriai gerai. Mane dar filmavo dėdukė kažkokią praėjo pro tą krioklį, žiūriu, eina ir filmuot pradėjo, jaučia žiniuose, dabar atsidursiu. Beprotis kažkoks. Bet tai kokia atgaiva, iš tikro vanduo žiauriai ledinis, bet kai išlendi visiškai nešalta. Kažkoks paradoksas. Net rankšluosčio nenoriu. Geras, nu belekos. Nežinau, kas per dieną. O dėl ko mes atvažiavom? Visas permirkęs. Kokia žiauri atrakcija. Atsigavau, dabar jaučiuosi, kai naujai gimęs rimtai. Dar taip laiku ištiko, ten įsimaudžiau apačioj, nes tik išlipau, rengiuosi atgal viską. Vaikų belė kiek ten grupė nusileido su gidu. Turbūt ten gal darželis, mokyklą atvarė. Tai gerai, kad nepamatė manęs va tokio pačiuožusio. Ten pro kriokliką ėjau. Apsitaškė vėliau kaip, su telefonu filmavau, bandžiau kažką ten pridengti, be šansų, kiaurai visas. O Dieve, kaip gerai. Einam dar tą paskutinį krioklį ieškoti. Nors jau man šiandien įspūdžių tavo viršijo visas lūkesčių šiandien. Tikrai verta čia atvažiuoti, visiems rekomenduoju. Va. O Dieve. Ką galiu pakomentuoti aprangą dabar ekstremaliom sąlygom. Striukė, net laikė. Iš vidaus drėgna visur iš tikro. Praleido. Kelnes iškart pradžiuvo, man patinka. Visiškai nepraleido vandens. Greitai žiūva per sekundžių reikalas, ginai nusipurta kiek šuniukas, sausas. O kojinės tai man nestebina, iš tikrųjų stebina. Nes batai kiauri šlapi, kojos sausas. Wow, aš nustebęs iš tikrųjų, tikrai. Nesitikėjau, kad taip gerai veikia ir šilta labai. Va, net įsimaudžiau, iškart įsidėjau į kojinės, sušildė, nu, pasaka. Striukės reiktų kitos. Visa kita liuks. Grįžtu dabar antrą kartą nuo to kalniuko, kur praleidau tą krioklį.
Ir nesuprantu, kodėl ta vieta man tai patiko. Vis galvoju. Dabar atsiminiau. Taigi podiumas mano. Na kad. Ponas. Gerai, žygiuojam. Orelis dabar iš vis, debesėlio nėra beveik. Nesveikai. Nu, tai kėlė. Nežinau. Jeigu jums dar kyla abejonių, ar čia verta važiuoti, paklauskit savęs iš naujo šitą klausimą. Ar verta? Nes belekas 110%. Net jei buvę, važiuokit. Atvažiuokit. Buvę, nebuvę. Čia tiesiog magija. Kitas pasaulis. Aš pamažu judu į viršų. Šitais liptukais. Pakampiais visais. Grįšiu iki mašinos. O ir su jumis atsisveikinu. Kitas video tikriausiai bus jau iš kitos šalies. Laukit, prenumeruokite, jei patiko. Bus daugiau kelionių, įspūdžių ir pirmų kartų man. Tai pasidalinsiu ir su jumis. Tai keliaukit, nesėdėkit, džiaukitės. Ypač, kai geri orai.
Išnaudokit juos. Reikia kartais išeiti iš tos rutinos, išsimušti iš vėžio ir pajaus, ką vėl reiškia gyventi. Tai va, čia su jumis ir atsisveikinu. Iki kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Odė, kainu džiaugtis gamta. Peace.